Mamytė, ašgi prašiau, neskambinti man darbo metu. Sūneli, kokio darbo? Tu neturi darbo. Ačiū, mamytė. Tu visada buvai tikra motina. Tu turi namų raktą? Ką? Namų raktą. Proszę, nie mogę wysłuchać. Kocham ciebie, kocham ciebie. Atsiprašau, o ką jūs darote mano mašinoj? Jūs nematot, aš kalbu su mama. Koks raktas? Kam tau raktas? Ne mano tau, beproti. Girdžiu, kad esi su mergina. Sveikinu, o tai visi jau klausia, ar tu negėjus. Mano gyvenime irgi viskas pasikeitė. Aš pasikeičiau pavardę, išvažiuoju į Lenkiją. Visam laikui su Bernardu. Jam 19 metų. Jis mane myli. Jis būgnininkas. Kochany, proszę. Kiek? Mama, man 19 metų. Ką? Tu išprotėjus? Žinokit, čia ne mano reikalas, bet man atrodo, jūsų mama rimtai išprotėjo. Pasakyk savo mergužėliai, kad ji pati išprotėjo, nesusidėjo su tavim. Aš su Bernardu pradedu naują gyvenimą. Tiesa, jei tėvas vakare norės valgyti, šaldytuvę palikau kotletų. Mama, tu girta? Viskas, aš negaliu kalbėti. Bernardas mane kutena, Bernardas ant sorlo biškį. Kochanie. Aš labai užjaučiu jūs dėl mamos. Aš manau, viskas dar susitvarkys. Žinokit, čia ne pirmas smūgis mano gyvenime. Aš susitvarkysiu, viso gerai. O kodėl su mano piniginė? Tai kas čia per durnas klausimas? Ašgi vagis. Bet aš jūs pagavau. Ką jūs dabar darysite? Tai tuoj parodysiu. Turiu tokią idėją. Kokią? Žiūrėkit. Pasakykit jiems, kad svarbu ne tik būgnai. Aš pasakysiu. Gerai. O jūs norit? Aš parodysiu jums savo dudelę. Dudelė? Na, čia gali būti žmonių, bet jeigu jūs norit. Man vienodai. Na, jūs drąsi moteris. Žiūrėk. Mokėjau už 3 koncertus, 3. Mūsų būgnininkas pabėgo su kažkieno motina į Lenkiją. Jūs normalūs? Kur jūs tokį radot? Kur jūs tokį debilą radot? Kiek tai motinai metų? 40 vasara bus. Kiek? Bet ji šiaip graži. Atrodo dvankai. Jei 40, jūs iškrypėliai. Iškrypėliai, mums reikia būgnininko, mes neturim jokio šūdmalio, kas gros būgnais. Dar tą pusprotę su savo dudelėm. Ką? Aš skelbimus jau įdėjau, būgnininką surasim. Gyvenam būgnininkų sostinėje. Ko tu taip parinęs? Dėl Dievo meilės. Rytoj koncas, rytoj. O! Sakiau, kad viskas bus gerai, surasim. Aš tai kol kas čia nematau nieko gero, žinok. Nebent tu atsisėsi, kažką nuostabaus parodysi, būsiu dėkinga, žinok. O tai kalbėt, ką daryt, sėdėt? Ką kalbėt? Pažiūrėk, kur tu randies. Atsisėsk būgnais pagrot. Kol ir tu nepabėgai kažkur į Lenkiją su moterim kažkokia. Aš nežinau, jokios moteris. Gal tu sėsk. Viskas gerai, šiaip dažnai toks būna, šiaip geras žmogus. Sėsk. Prisigrosim, viskas faina, bus su irgi tokius, kur nors tenai. Galima greičiau kažkaip. Nu, palauk. Gerai.
Neblogai. Nu visai neblogai, ką jūs? Už koncertą 500. 3 koncertai šią savaitę. Jūs rimtai? Jūs man panašus į Jėzų. Kažtau atradau storas? Bet Jėzus nebuvo storas. Norėčiau avansų. Pradžiai 200. Susirgsi, užgersi, pabėgsi su draugo motina į Lenkiją, užmušiu. Daug gražos. Tu nekreip dėmesio, jis šiaip švelnus žmogus. Jūs mane samdot? Ne, šiaip savo pinigus dalinu. Kodėl jūs tokie debilai tie muzikantai, aš nesuprantu. Kokia graži piniginė. Pas mano mergina tokia pati. Žinot, aš jaučiu, kad čia mano antras šansas. Gyvenime aš pridariau daug šūdo, nors esu geras žmogus. Padariau daug klaidų, buvau nedoras, bet dabar viskas pasikeis. Visada tikėjau, kad gyvenimas sutikė antrą šansą. Mano mama pasikeitė pavardę, bet dabar jinai manimi didžiuosis. O, brangioji! Įsivaizduoju, mes būgnininką suradom. Kodėl tu man nekeli ragelio? Mane gatvėj apvogė, aš viena stoviu, verkiu. Brangioji, palauk. O kas tave apvogė? Jis! Jis mane apvogė, va! Nu, aš gal nueisiu į tualetą, kelią rasiu pats. Und sah dich lang, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich grolle nicht, ich grolle nicht.